Labas Šaika. Su jumis naujo sezono antras podcastas, kaip žadėjom, šiandien turim Matą. Jeigu Matą pristatyti, tai daug kas apie jį girdėję pas mus podcastuose, vloguose ir visame kame vis mini Matas, kaip jis atrodo, jis yra čia. Šiandien mes su juo susipažinsim. Tai Matai, labas. Labą vakarą, ačiū labai, kad pakvietėt. Pirmą kartą iš tikrųjų gyvenime, bet kokiam interviu dalyvauju, tai įdomu. Jo, nervuojas ar ne? Ne, nes kiek kartų kaip ir lenktyniavau anksčiau, kaip ir anksčiau dirbau, ir šiaip kažkur esu buvęs, niekada niekas nepakviesdavo, aš visą laiką nenufotografuodavo, visą laiką būdavau tokiam, juodam pogrindį. Palindęs papačią. Tai iš tikrųjų, jo, pirmą kartą šiek tiek jaudinas ir šiek tiek smagu. Tai nesijaudink, viskas čia gerai, niekas tavęs neskriaus. Pakalbėsim šiandien iš tikrųjų tikrai apie tave, kaip Marius minėjo. Tai daug kur tave, ne tik tais podcastuose, bet apskritai su kuo kalbama, ne ratukuose, gyvai bendraujam su žmonėm. Vis sakom, tai nuvaryk pas Matą, gausi tą varžtą, nuvaryk pas Matą, gausi tą detalę, nuvaryk pas Matą, sutvarkys tau Harley, pakeis tau padangą, dar kažką ir taip toliau. Bet niekas niekada ir nežino, kas tas Matas. Tai va, šiandien Matas yra su mumis, sėdi mūsų podcast'e ant labai patogių automobilinio sėdynio. Lioha. Tik tai dar šildymas nepajungtas. Žadėjo Ignas pajungti. Tai gal tiesiog tada pradžiai prisistatyk apie save, kas tu toks, iš kur tu atsiradai ir taip toliau. Neįspausim iš karto. Nežinau, daug ko pradėjo. Bet šiaip tu atsimeni, nuo ko mūsų draugystė prasidėjo? Mūsų pradėjo draugystė nuo tau reikalingo varžto. Aš atsimenu tikriausiai Facebook'e, nes aš nežinau, turiu tokį įprotį, aš seku visas grupės, kas vyksta apie Harley Davidson Lietuvoje, pavyzdžiui. Tai aš esu visose grupėse, aš visur seku, kam kažko tai trūksta arba kažko, kas ieško. Tai aš stengiuosi laiką būti, tam radarė. Tai atsimenu, tu ieškojai varžto, aš tą varžtą turėjau ir tiesiog to parašiau, ten nežinau, sekundžių tikslumu. Ir tiek, ir tu pasirodė ir sakai, čia pas tai garažas, čia gal ten gali dar pasiūlyti kažką, dar kažką pasiūlyti, taip ir įsivystė viskas. Bet atsimeni, kurios vietos varžtas buvo? Jo, atsimenu, buvo pakojom, Highway Packs ten to. Jo. Kas liečia... O tai buvo, beje, turbūt prieš gerus metus laiko. Daugiau, Du. Praeitą sezoną, ne šio, bet praeitą sezono pradžioj. Jo, tada varžto ieškojau, buvo viltį praradęs, ten solinis, ten sriegis, kūdas, parašiau į grupę, viskas, Facebooką įmečiau, bus, tai bus, ne. Ir manęs iš pradžių klausė, iš kur varžtelius. Tų parduotuvių dar prisakei, kur važiuoti, nieko neradau ir paskui Matas atvaryk ir paskui jo nuvariau, žiūriu, maladėt, čiuvelis. Žinot, niekada nesinori atsakyti žmonėm, jo labiau, kai ieško tokio dalyko, kadangi vis tiek aš tikiu, kad... Aš žinau, kaip pačiam, pavyzdžiui, kai tu ieškai kažkokio tai dalyko, kur atrodo, tu niekada niekur nerasi ir kažkas atsiranda, tau įduoda, tai toksai gaunasi ir užsimesga ryšys ir automatiškai man, kaip, nežinau, mechanikui, man svarbu, kadangi aš manau, kad taip užmesgu ryšį su nauju klientu. Tai ar jis ieškotų varžto, ar jis ieškotų patarimo, niekada neatsisakai, stengiasi padėti ir stengiasi atsakyti. Okay. O tu šiaip pats Kaunietis? Jo, aš pats iš Kauno, gimęs, augęs Kaune, daug labai dirbęs skirtingose pasaulio ir Lietuvos miestuose, bet šiaip gimęs, augęs Kaune. O kada tavo gyvenime varžtai atsirado, mechanikavimas? Varžtai labai senai, tai viskas prasidėjo galbūt anksti, kai pradėjau lenktyniauti. Tai su kartingais? Jo, 2003 pradėjau lenktyniauti su kartingais. Ir prasidėjo viskas, kai pradėjau tik tai važiuoti. Tai... Iš tikrųjų atvedė į kartingus tėtis ir pradėjom lenktyniauti, tai pradėjom nuomotis paslaugą lenktynių, tai yra atvažiuodavom į lenktynės tik tai su šalmu ir mums atveždavo kartingą, viską paruošdavo, bet tėtis toksai būdavo priekabesnis, pasakydavo, čia nepadaryta, ten tie mechanikai lakstydavo ir, žodžiu, po kelių lenktynių nusprendė, kad mes patys turime nusipirkti kartingą ir patys važiuoti, nes tėtis sugebėjo ten mechanikauti, automatiškai man rodydavo, ten sakydavo, žiūrėk, čia norinam stabdžių sistemą, čia dabar reikia išpresuoti ašį, pavyzdžiui, čia dabar reikia numontuoti padangą, pašaidavau iš paskos ir žiūrėdavau. Tai tavo tėtis irgi mechanikas? Jo, tavo tėtis tavo tą mechaniko kelią ir užvedė, ne? Jo, gal labiau ne tėtis, bet kadangi senelis gyveno kartu su mumis, tai tėtis dirbdavo, aš labiau būdavau su seneliu.
Tai senelis iš tikrųjų labiau parodė, kaip kas veikia. Kiek tau beje buvo tada metų? Man tada buvo 9 galbūt, 9-10. Tai va, tai iš tikrųjų dar iki tų visų lenktynių mes su seneliu konstruodavom pasidirbtuvėse, iš tokių peilių rankenas, tenais galasdavom peilius, ten visą kitą. Tai viskas taip palaipsniui, net nenorint, nebuvo taip, kad va, pasimdavo mane ten, sakydavo, va dabar žiūrėk, nes tau reikės daryti. Po truputį, labai lengvai ir taip va, viskas gavosi, kad nežinau, tiesiog man patinka ir tiek. Mane antrą sezoną persikėja, kartu problemos. Aš jau galvoju, jis jau čia kraštas. Šitas man, nežinau, palūžo. Tai aš susitvarkiau. Gerai, tu pasikrapštyk. Aš iš tikrųjų pamiršau jau iš karto dabar klausimą dėl tavo Tomo Mikrafo prakeikto. Tai to visa šeima mechanikai, ne? Ką žinau, galbūt galima taip sakyti, iš tikrųjų, tėtis tai verslininkas, senelis buvo mechanikas, mechanikas, konstruotojas toksai, žinai, labiau, tai nežinau, tai tikriausiai. O kodėl nustojai lenktyniauti? Kodėl vis tik ta šaka pakrypo būtent į tų kartingų labiau mechanikavimą, taisymą, o ne lenktynių trasų? Tai viskas paprasta iš tikrųjų labai, kadangi lenktynės reikalauja be galo daug finansų, o aš talento nežinau, ar turėjau, aš buvau toks sunkus darbininkas visą laiką, man viskas gaunasi ir šiaip gyvenime viskas gaunasi tik tai dėl to, kad daug kartų darau, pavyzdžiui, tą, arba tarkim, nežinau, pamatau, kas man nepavyksta ir bandau ant to dirbti. Tai tiesiog buvo žmonės, kurie man duodavo pinigų už tai, kad aš lenktyniauju, tada tie žmonės dingo ir tada susėdom su tėčiu, nusprendėm, kad daugiau neapsimoka mums investuoti tai, kas galbūt ateityje nelabai atneš ir vaisių, ir... Tiesiog kaip brangus hobis, ne? Toks... Jo, šiaip finansinė situacija nebuvo Lietuvoje pati geriausia, tai taip viskas susidėjo vieną vietą ir viskas. Aš nenorėjau iš to pabėgti, tai valikau, o tėtis grįžo atgal į verslus ir taip. Čia kelinti metai buvo? Čia kokie buvo 2000... Jau sumeluot, galbūt 12, 13, kažkas tokio. Tai apie 10 metų važinėjai? Jo, 10 metų lenktyniavau ir po to visą likusį laiką mechanikavau. O kiek mums yra čia dabar žinoma, tai vis tiek kiekvienais metais tave kviečia Jungtinės Amerikos valstijos komanda padirbėti kartu prie mechanikų komandos kartingų varžybos. Taip, tai čia, žinote, kai baigiau lenktyniauti, iš karto ieškojau darbo, neieškojau, iš tikrųjų. Džiaugiuosi labai, kad gyvenime niekada nereikėjo ieškoti darbo. Visą laiką man kažkas jį pasiūlydavo. Tai pasibaigė mano lenktynių karjerą, aš dirbau kartodrome ir mes atstovavom vieną, sakykime, technikos brandą. Ir to brando vadovas atskrido į Lietuvą vienom lenktynėm pasižiūrėti, kaip mums sekasi, pamatė mane, sako, žiūrėk, gal tu norėtum pas mus atvažiuoti į Italiją. Tai va taip ir prasidėjo iš tikrųjų, pasibaigė darbai tenais, iškart išvažiavau į Italiją, praėjau bandomą laikotarpį, gavau metų sutartį dirbti, padirbau metus, tada po tų metų pakvietė kitą komandą, po to pakvietė gamyklinę komandą ir tada prasidėjo taip. Tai ta Amerika irgi neatsirado iš niekur. Atvažiavau su gamyklinė komanda keliom lenktynėm į Ameriką, pamatė mane, sako, klausyk, atvažiuok pas mus padirbti. Padirbėjau šiek tiek ir 4 metai, kaip važiuoju į Ameriką. O kas ten per lenktynės, kad jos, tu išvažiuoji kiek ten, sakai, 2-3 mėnesiam, teisingai? Jo, tai žinote, tai lenktyniaut galima nors kiekvieną savaitgalį. Tai visas konceptas yra toks, kad tu, tarkim, dėl ko aš važiuoju į Ameriką, aš atskrendu į bazę, paruošiu techniką, tada važiuojam į lenktynės, lenktyniaujam, grįžtam atgal į bazę, ištraunam visą techniką, vėl ruošimės kitom lenktynėm, taip ir viskas vyksta. O aš dažniausiai važiuoju sezono pradžioj, kuomet prasideda visi didžiausi čempionatai ir tada grįžtu namo ir važiuoju sezono pabaigai, kada tie visi čempionatai pasibaigia. Ai, tai aš dėl to ir norėjau paklausti, nes toks vaizdas, kad tu nuvažiuoji ir ten tas čempionatas vyksta 3 mėnesius ir viskas jisai pasibaigia, atrodo labai trumpas. Tu reiškia, važiuoji čempionato pradžioj, paruošia automobilius, jie dirba ir pabaigoje jau, jeigu reikia kažkokiu tais daryti techninio sprendimų, pakeitimų, kad vis tik nugalėt. Tavo komanda kaip atrodo čempionate? Gerai, aš sakau. Kai niekas nežino, pirmi? Ne, galit pasigūglinti. Tai vardink, jeigu Rollison Performance Group, RPG vadinasi.
Tai va, tai laimėjom be galo daug lenktynių, kiekvienais metais yra didžiausios lenktynės pasaulyje vyksta Las Vegase, tai kiekvienais metais laimim bent 3 klases, tai be galo džiugu. O tai tu ten, kaip mechanikas, ne? Jo, mano visas tikslas tai yra, aš padedu komandai išvažiuoti į tas Las Vegaso lenktynės, tai paruošiu viską dirbtuvėse, bazėje, tada viskas susikrauna, sėdu į sunkvežimį, nuiruoju sunkvežimį iki Las Vegaso, pačio Las Vegaso, tada viską pasistatom absoliučiai, kadangi turim didelę palapinę, visus tos boksus, pitus vadinamus, iškraunam visą techniką, tą visą techniką aprenkam pirmai dienai, kuomet atvažiuoja visų lenktynininkų mechanikai ir tada jau lenktynių savaitę aš turiu savo lenktynininką, su kuriuo aš asmeniškai dirbu ir siekiam aukščiausių tikslų tada. Tai va, tai išvažiuoja lenktynininkas pirmą treniruotę į trasą, jis grįžta, sako, žiūrėk, man nepatinka. Man čia varo po... Jo, man nepatinka slėgis, man norėtųsi, nežinau, man norėtųsi ten to, man norėtųsi kito. Kolos, burgerio. Jo, tai va. Okay. Tai va, bet o tu tose lenktynėse yra dar lietuvių ar ne, ar tu vienintelis? Kaip mechanikų? Aplamai, ar mechanikas, ar lenktynininkas, ar ten... Galbūt, žinot, aš... Jeigu matotume tokį aukštą lygį, tai nelabai. Kiek ten komandų tam visam, taip... Iš viso apie 700 lenktynininkų būna. Komandų nepasakysiu kiek. Ai, tai daug grupių ten... Jo, be galo daug grupių, atrankiniai važiavimai ir pabaigoje, tam vadiname Super Sunday, atvažiuoja 40 lenktynininkų kiekvienoje klasėje. Tai tarkim, jeigu tavo klasė yra 200, tai iš tų 200 turi papulti 40. Kad į Super Sunday, Super Bowl turnyras. Taip. Yra visokie ten second chance vadinami, kur, tarkim, tiesiogiai iš visų tų atrankinių važiavimų papuola 34 ir tada 6 papuola iš second chance. Tai tos lenktynės, kur visi ten kapojasi, kur bet kokią kainą stengiasi papulti tą main event. O iš esmės, aš iškart pasakau, to prasme, su kartais nesu susidūręs. Aš esu matęs. Pasivažinėti. Tai nuo kiek iš esmės priklauso kartingo paruošimas, sakykime, kad laimėt čempionatą, kiek įtakos procentaliai turi pačio lenktynininko įgūdžiai, o kiek procentaliai turi būtent paruoštą visą techniką teisingai, tvarkingai, taip kaip jinai važiuoti turėtų. Iš tikrųjų reikėtų žiūrėti, viskas be galo svarbu, viskas yra be galo svarbu. Žinoma, yra skirtingos klasės, pavyzdžiui, Formulė 1, kaip ir kartinguose, kai kuriuose klasėse varžosi gamintojai, ten tarkim Mercedesas, ten Honda, ten ir visa kita, Renault ir taip toliau. Tai kartinguose lygiai taip pat. Yra klasės, kur visi varikliai yra skirtingų gamintojų. Tai tenais turi būti labai gerai paruoštas variklis, labai gerai paruoštas kartingas ir pilotas pats turi būti labai gerai pasiruošęs. Bet yra tokių klasių, kurios yra vadinamos monoklasės. Ten, kur visų varikliai absoliučiai yra vienodi ir vienodo gamintojo. Techniniai reikalavimai yra be galo suspausti, tai tau yra užžitos rankos bet ką daryti. Yra tiesiog, tu nusipirkai variklį, ištraukai iš dėžės, uždėjai pas save kartingę ir važiuoji. Tai ten labiau sakyčiau, kad didesnį įtaką turi pats lenktynininkas, jo taktika, jo sprendimai kiekvienu metu. Be galo sudėtingas sportas, tai atrodo labai paprastai, bet tai yra be galo milijonais mažų detalių, kur, nežinau, 12 metų vaikas, 11 metų vaikas, jis negali daryti ne vienos klaidos per 30 ratų. Kas yra beveik, įsivaizduokit, tu važiuoji 100 km/h, 110 km/h ir tu negali padaryti ne vienos klaidos, negali pastabdyti per smarkiai, negali užblokuoti ratų, negali pasukti vairo, negali atsisukti atgal pasižiūrėti, kas iš paskos važiuoja, nes automatiškai prarasi tempą, negali važiuoti iš paskos lėto lenktynininko, nes perimsi jo ritmą ir taip toliau. Tai be galo sudėtingas sportas. Nes realiai vienodom sąlygom važiuoju, čia jau skilsai asmeniniai grinai. Taip, tai kai kiti galvoja, kad ten kažkas turi daug pinigų ir greit važiuoja, tai nėra tiesa. Taip, tu turi daug pinigų ir tu gali daug treniruotis, tas yra tiesa, bet kad tu turi daug pinigų, tu nusipirksi geriausią techniką, tai kur? Visi vienodai važiuoja. O kiek šiaip kartas, varžybinis kartas, koks maksimalus jo greitis yra? Tai yra, sakykime, be pavarų ir su pavarom. Tai jeigu mes paimtume 125 kubikų be pavarų kartingą, tai jisai
vėlgi priklausomai nuo perdimo, priklausomai nuo lenktynių trasos. Aš manau, galėtume pasiekti apie 110 galbūt. Ir jeigu paimtume bėginį kartingą, kuris turi 6 pavaras ir virš 50 arklio galių, tai galima pasiekti ir 140 km/h. O kaip tie padanginiai čia prie senukų, kur važinėjai tarp padangų, kiek gali pasiekti? Manau, tenais iki 50, 70. Ten žaliapėvės varikliukai, ne? Ne, bet negali duoti paprastam žmogui. Tai žinoma, čia saugumo reikalavimai. O ten atrodo velniškas greitis. Yra tekę per karjerą matyti arba galbūt pačiam patirti kažkokią sunkesnę jo avariją varžybų metu? Yra tekę matyti, patirti niekada. Iš tikrųjų labai saugus sportas Europoje. Amerikoje, saugus? Ne? Jo, labai saugus sportas, kadangi kiekvienas komponentas turi turėti tam tikrą sertifikaciją, kuri vadinama homologacija, tiek pat ekipiruoti, visi kartingų komponentai, kurie gali lūžti, plastikai ir visa kita. Tai Lietuvoje tai yra Europoje tas yra be galo svarbus tas saugumo lygis ir kad kažkas atsitiktų, yra tekę matyti, galbūt sulūžta ranka tenais, ten dar pirštas. O tai jeigu su kartingu stogą padarai? Nieko, iškrenti, užsistumi kartingą ir toliau važiuoji. O paminėjai, atgrinai Europą, Ameriką skirtumai dėl saugumo, tai čia Amerikoje biškai atlaidžiau žiūrimai? Tai Amerikoje yra Wild West, ten ką tu nori, tą tu dedi. Tarkim, jeigu tu namuose pasigaminai karbonį, kokį nors laikiklį, tu jį gali užsidėti. Jeigu tu pasigaminai, iš tikrųjų, Amerikoje, kadangi kartingo lenktynėse reglamentojamas yra svoris, tai visi turi, tiksliau masę, tai visi turi turėti tam tikrą masę, tarkim, jeigu ten bėginiai kartingai yra, tai yra nedaugiau 173 kg. Tai Amerikoje viskas yra plus 10 kg. Kadangi visi pilotai yra stambesni. Tai pavyzdžiui, burger, kola. Tai pavyzdžiui jie pamato, kad jie netelpa į tą masės limitą ir pradeda tada gaminti visokias detalės, titaninius varžtus, titaninius visokius tenais. O tu nepaprašiau dietos pasilaikyti? Nu tai va būtent, tai ten prasideda ir tada jie lenktynių metu lūžta, aštriai lūžta ir pažeidžia kombinezonus ir visą kitą. Ir ten visko yra buvę ir viską sumatęs ir ten yra, bet nežinau, ten tokia koncepcija. Wild Westas. Jo, ten, ta prasme, grinai tai yra laisva Amerika. Iš tikrųjų, man dėl to ir patinka, kadangi Europoje tas lenktynės jau tapo tokios, tu atvažiuoji, tu žinai, kai kuriuose trasose, kad iš tikrųjų, kad tam tikrose klasėse net bus neįdomu. Kadangi trasa yra taip suprojektuota ir lenktynininkų lygis yra toks, kad jie įsiskirstys ir jeigu, tarkim, kažkuris tai išvažiuos į pirmą poziciją, jisai prisidengs ir nieks jo nebeaplenks visas lenktynės. Ir tu važiuoji ir tu jau žinai iš tikrųjų, kas bus. O Amerikoje tu atvažiuoji ir tenais visą laiką chaosas, kadangi nieks protingai nelenktyniauja, niekas nelaukia paskutinio rato, visi lenktyniauja, kaip tai būtų paskutinės lenktynės gyvenime, tenais ir didžiausi krešai būna, viskas ten yra, ten šou. Yeah. Bet, saugumo lygis žiauriai skiriasi, bet, ten tų didelių traumų turbūt vis tiek išvengia, ne? Sakau, tai yra tikrai labai saugus sportas, labai saugus, saugesnis negu krepšinis, futbolas ar net tenisas. Kalbant apie saugumą ir apie mocus, ir kur Europoje galima be šalmų važinėti. Gal Amerikoje? Amerikoje ten, žinai. Buvo šokas, pirmą kartą, kai nuvažiavau, kai pamačiau, iš tikrųjų, Portlande pirmą kartą buvo žiema ir atsimenu, važiuoju su žeminė striukė ir pralėkė vienas su arliu, žodžiu, su kepurė apsukta į galą ir, žodžiu, su akiniais. Ir aš klausiu iš karto, šitaip galimės be šalmo? Ne, jis sako, turi eye protection. Tai Amerikoje toks yra įstatymas, kad, tarkim, jeigu tu nori važinėti be šalmo, tu turi turėti akinius, eye protection kažkokią tai. Bet jeigu tu važiuoji su šalmu, tai šalmas turi atitikti DOT ten sertifikaciją. Tai tarkim, šalmo bet kokio neužsidėsi, bet akinius tai bet kokius gali užsidėti. Bet tai čia nėra logikos iš esmės. Bet ten gal irgi valstijom kažkaip irgi yra, ne? Aš tiksliai neatsakysiu, bet vienas mano lenktynininkas laikėsi teisės ir sakė, visoje Amerikoje tos pačios galioja taisyklės. Tai nežinau, kaip yra iš tikrųjų, bet...
Bet tikrai daug esu valstybių matęs, kur tiesiog važiuoja be šalmo su akiniais. Variai ten be šalmo? Variau be šalmo su akiniais. Žodžio, apsauginiai akiniai yra daug geriau apsaugo tavo galvą negu bet koks šalmas. Taip. Gerai, gal grįžtam tada... Baigiam kartingų pastraipą, ne? Jo, sakau, gal grįžtam tada prie motociklų, gal jau išjungia laidą, žmonės galvoja, čia dabar bus apie lenktynės kartus. Ne, iš tikrųjų žiauriai fainai įdomu, bet jo, grįžtam turbūt prie motociklų. Tai kartai palenktyniavai, mechanikuoji, po šį dienai mechanikuoji. Kaip vis tik atsirado motociklai tavo gyvenime ir kodėl, sakykime, būtent motociklus mechanikos rytį pasirinkai, o ne automobilių, nežinau, sunkvežimį? Motociklas senai atsirado, kuomet lenktyniavau, važinėjau motoroleriais labai daug. Tai kai man ten buvo 13 metų, aš dar negalėjau važinėti, aš bandydavau visą laiką ištrūkti į miestą, kažkaip pravažiuoti, nes tėtis buvo nupirkęs motorolerį. Tai bandydavau visą laiką kažkaip tai ištrūkti pas draugus, nuvažiuoti į Akropolį, nuvažiuoti su motoroleriu, tenais į skate parką, nes rielintę važinėjau. Tai būdavo visą laiką toksai noras ir tada atsirado dar draugų, kurie turėjo motorolerius. Ir taip važinėjom, kol galiausiai nepatyriau didelę avariją. Tai nukritau labai smarkiai, išvežė greitoji ir po to laiko kažkaip tai taip pradėjau truputėlį... Aš aišku norėjau lipti dar ant to motociklo, nes galvojau, kad tikrai dar greičiau važiuosiu, nes dabar žinau ribą. Bet man taip ilgai neremontavom to motociklo sulaužyto kažkaip tai. Ir tada vienas iš lenktynininkų iš tikrųjų užsimušė su sportiniu motociklu. Ir ta motociklų tema šiek tiek pasitraukė į šoną. Į šoną keliam metam ir viskas sugrįžo, kuomet bendradarbis iš tikrųjų įsikalbėjom, kad turi Harley, pavyzdžiui. Ir aš kažkaip visą laiką norėjau to Harley. Net ir kai mažas buvau, visą laiką sakydavau, aš turėsiu vieną dieną, turėsiu Harley Davidson. Ir viskas. Ir tai kažkaip bendradarbis vieną kartą atvažiavo į lenktynę su to Harley, aš jį pamačiau ir man be galo patiko, nes kas man patiko jame, tai kad viskas ten buvo, aš tikrai net nemačiau, kad ten Harlis, nes jis atvažiavo viską persidaręs, netgi persidažęs visą motociklą ir vietoj Harley Davidson buvo jo vardas pavardė. Jisai ten taip pakeitė, jo vardas buvo Tomas Mardaga, tai jisai padarė Tom Marvitson. Tai ir aš taip sakau, čia kietai, blema, čia yra kietai. Sakau, jeigu aš norėčiau kažką, turėčiau įsivaizduoti ir galėčiau motociklą tai realizuoti, tai būtų visai fainai. Matas Kizon. Nu, kažkas tai tokio. Ir viskas. Ir tada pradėjau ieškoti motociklo, įsilaikiau teisės ir viskas susikūrė. Beje, Matas pirmas mūsų podcastų istorijoje svečias, kuris atvažiavo su savo motociklu. Tiesiai į studiją. Tai pakalbėsim ir apie... Pakalbėsim dar, aš dar biškius tiek norėčiau grįžti būtent apie to starto, ne, su motociklais 2 metai pertrauką, pradėjai, bet čia, kaip suprantu, iš to pokalbio tu pradėjai jau tada važinėtis, pradėjai domėtis Harley, ne? Apie Harley gal dar pakalbėsim irgi šiek tiek vėliau, bet, pats motociklizmas, ne, tai kuomis tave sužavėjo, ar tu pradėjai tik tais važinėtis, ar irgi kaip tu atėjai į tą motociklo mechaniko darbą apskritai? Tai... Prasidėjo nuo to, kad iš tikrųjų dar prieš tą Harley pamatymą nusipirkau krosinį motociklą. Kadangi visi draugai pirko krosinius motociklus ir sako, pasižiūrėk, čia už 1000 eurų galima nusipirkti krosinį motociklą ir važiuoti į miškus. Ir sako, čia džiauriai fainai, čia laisvė, pasileidi mišką, sako, ir varai, ir niekas tavęs negaudo, nemato, žodžiu, tu važiuoji. Aš pasižiūrėjau, galvau, kad tai yra nesaugu vis tiek, tai važiuoji miškais, atvirom alkūnėm, kažkaip tai taip, nežinau. Bet jau nusipirkau tą motociklą. Išvažiavau, pavažiavau valandą, aišku, pardavėjas irgi atvažiavo, užkūrė, sako, kūrėsi, tai tvarko, reiškia geras. Nusipirkau už tą 1000 eurų tą motociklą, žodžiu, krosinį, išvažiavau, pavažiavau pusę valandos tikriausiai ir užkalė variklis. Tada parsistumau namo ir sakau, blemba, tas motociklas jis toks kaip vėmalas atrodo, visas murzinas, visas apdaužytas, ten aplaušytas. Sakau, reikia kažkaip jį patvarkyti. Tai aišku, sėdžiau visą variklį. Atstatėm tą variklį, tada, sakau, kažkaip reikia tą estetiką sukurti, nes man nemalonus. Kartingų sportas buvo tas švarus sportas, kur nėra ten tų tepalų, nėra ten tų tokių, tų mechaninių dalykų, viskas taip labai gražiai.
Sakau, reikia dar kažkaip tą estetiką. Precizika. Jo, tą estetiką atkurti ir viskas baigėsi tuom, kad padariau pilną restauraciją to motociklo, absoliučiai pilną. Pradėjau, nežinau, pamačiau, kad darbas prie motociklų jis veža. Tiesiog pirmas dalykas, kad yra be galo daug detalių, kas būdavo kartingais, pavyzdžiui, jeigu tu lenktyniauji, tai reikia kažkokios detalės, tada tu skambini dileriui. Dileris jos neturi. Dileris skambina į Italiją, nes visi kartingai gaminami Italijai, skambina į Italiją, ten pasirodo užsakymo terminas yra 2 mėnesiai. Ir tu lauki tos 2 mėnesius. Tada per tos 2 mėnesius atsiunčia tau ne tą detalę, ją reikia grąžinti. Ir tokia labai ilga tiekimo grandinė ir gaunasi, kad tu neįdi į priekį. Čia nuvažiuoji į parduotuvę, sakai, tau reikia to. Viskas yra arba sekančią dieną. Ir ten žmonių susidomėjusių tais motociklais irgi pilna. Išvažiuoji į miškus, surandi dar daugiau žmonių, kurie nori važiuoti su tavim. Tu jungiasi prie jų arba ten jie jungiasi prie tavęs, važiuoji į trasą, į trasoje irgi krūvo žmonių, irgi kalbėsi, bendrauji, klausia, kaip tu čia tą darei, tu paklausi, kaip kitas žmogus ten dar kažką padarė. Kad ta bendruomenė yra be galo didelė ir tas mane užkabino. Tai taip ir prasidėjo tas pirmas alis, irgi pirkau iš Amerikos daužtą ir visą jį prikėliau ir pasidariau kaip noriu. Kokį tu palauk pirmą turi? Pirmas buvo Heritage Classic, tiksliau Softie Heritage 2018 metų, pirmas Milwaukee 8 variklis. O šitas kelintas dabar tavo skaitos? Šitas, reikėtų pagalvoti, tada po Heritage turėjau, tada buvo Elektra. Tada buvo kita Elektra ir tada šitas, tai taip ilgai turint, gal 4 motociklas, taip ilgai turint, bet buvo labai daug, kur aš trumpai turėjau. Dar Road Kingą turėjau, žinot, nesuskaičiuosi, reikėtų labai taip sustoti ir paskaičiuoti. Daugiau negu 3. Iš tavo to pasakojimo, kai dar čia biški palenktyniau, o tai tu ir su mocu kažkiek biški lenktyniaut bandai? Važiuodavau tiesiog savo pramogai trasą krosinių. Ai, tiesiog. Jo, nes mes važinėjom miškais ir aš pamačiau, kad vieną dieną aš ant tų medžių pasikabinsiu, nes ėjom jau ten alkūnę matydavai, kaip sugi rankiną, tai matydavai alkūnę ten iš kitos pusės. Tai sakiau, vieną dieną tikrai pasikabinsiu, tai reikėjo važiuoti į trasą, tai pradėjau važiuoti į trasą. Tai supratau. O tai dabar dar su krosinuku prasidėjo? Pilnai atrestauravau, antrą restauraciją padariau tam pačiam krosiniui. O tai pas tave garaže dabar kur stovi čia tas pat? Tai va dabar antrą restauraciją jam padaryti, antrą kartą. Ir ieškau naujo kliento, tai jeigu kažkam reikia Hondos CR 2.5, 2000 metų, 22 metų replika. Ir ties šita vieta, čia yra mato kontaktai, matote apačioje. Su kodu Road Brothers? 10% nuolaida. Ir į kūpai nesikreipia. Pilotai bandytai irgi. Pilotai bandytai. O esi susidūrė su pilotais bandytais, vis tiek ne vienas pardavė. Esu. Kur atvaro ir matai, kad, nepirks, bet... Esu, bet manau, kad tas mano... geranoriškumas galbūt, arba kiekvieno žmogaus gerbimas man pasiteisino, nes pardavinėjau motociklą ir tikrai gerą motociklą, bet jisai turėjo didelę ridą, bet aš buvau viską perinkęs apart variklio, aišku, ir po sezono aš jį pardavinėjau, tai pažįstamas atvažiavo, sako, jisai užima labai rimtas pareigas ir visa kita, su kuo jokių problemų. Ką, jisai atvažiavo su žmona, sako, aš norėčiau pabandyti tą motociklą, bet ne dabar. Sakau, gerai, bet kada, sakau, tu jį imk ir važinėk. O kodėl ne dabar, kas čia buvo? Gal lietinga neda buvo, nepamenu, bet, žodžiu, atvažiavusi kitą dieną su ta pačia žmona, žodžiu, mes norim dviese pasivažinėti, prašau, važiuokit. Jie važinėjosi dieną, tada savo, gal galiu dar vieną dieną pasivažinėti, važinėjosi antrą dieną, žodžiu. Sako, dar galiu pavažiuoti, be jokių problemų, sakau, važiuok, pasivažinėti trečią dieną. Tada grįžu, sako, žinai, ką man nepatinka rankinos, tiksliau vairas, kadangi vairas yra per aukštas, man nepatinka garsas, nes nepraeisiu tech apžiūros. Čia po 3 dienų tiek. Jo, ir sako, žinai, jisai gal kietokas truputėlį, ir žinai, man ta rida per didelė. Sakau, tai viskas tvarkoju, sakau, nepatiko, tai nepatiko. Bet tai gal bando paderinti kainą, tai aš bandžiau dar šiek tiek dėrėtis, tada ten paprašė aksesuarų pridėti. Žodžiu, tokia ilga istorija, bet aš nesakiau tą žmogų ten, tai nenoriu, nepirka, eik tenais iš čia, ten kažką, aš jį priėmiau kaip
kai priėmiau ir visas tos dėrybos savaitę gal vyko, nu jis sako, žinai ką, aš nepirksiu jo. Sakau, jokių problemų. Ir dabar tas žmogus yra mano klientas, atvaro man kitą motociklą, kurį nusipirko žymiai blogesnį, žymiai daugiau važiavusi, žymiai su didesnėm bėdom, bet jau išleido ne 1,000 pas mane. Bet nupirko, tai jis pigiau negu tu pardavinėjai. Nupirko pigiau ir visą laiką prisimenu tą istoriją ir dabar dar vieną nusipirko motociklą, sako, su mano aišku pagalba, sako, nu va, pataupiau vieną kartą, jis čia dėrėjosi, nesmagu, bet bent jau turim kontaktą. Bet čia šiaip žiūrėk, pas tave fainai, ne? Nu, varom į kelionę, ne? Matai, gali duot praliek, aš nupirksiu iš tavęs tą emociją, savaitę laiko išvažiuoju į Austriją, Vokietiją, biški ten po Šveicariją pasivažinėjai. Man atrodo, biški per aukštas rankenas. Žinai, važiuoju taip vėsu, ant 2 rankenų šildymo pasidaręs vėsoką, o ant 3 biški jau per daug. Per karštą, man biški netinka. Sorry, prasukau 10 štukų kilometrų, bet supratau, kad netinka. Nu, ačiū tau. Barškėt pradėjo kažką, ne, šį kartą neįmė. Tai va, tai toksai vienintelis galbūt iš tų pilotų matytų, bet šiaip. Žinot, kaip pardaviniai Harley labai retas atvažiuoja, kuris nežino, ko nori. Retas. Jisai jau, jeigu perka Harley, jisai jau žino, kad jis nori to Harley. Va, ir dabar šitoje vietoje pakalbėkim apie žmonės, kurie perka Harley. Koks yra Harley pirkėjo klientas tavo akimis? O tu beje, tu nebijai, kad po šito podcast'o padaugės pilotų bandytojų, kur sakai? Gali būt. Matai, 3 dienom. Tu net sakai 3 dienom. Gali būt, bet žinot. Kažkaip atskirsim, kas nori, kas nenori. Gerai, kad pirkėjo portretas, kas perka Harley? Jo, koks žmogus perka Harley? Tavo akimis. Jūs klausėt žmogaus, jūs klausėt jauno žmogaus, ta prasme, kur mano stereotipas, aš vairuoju Harley, mano stereotipas būtų visai kitoks. Aš turėčiau turėti didelę barzdą, tenais daug tatuiruočių ir visą kitą, bet aš iš vis esu atvirkščiai, ką iš tikrųjų, kokie žmonės renkasi. Šiaip visi, nežinau, žinokit, tasme, tuom tas brandas ir žavi, kadangi nesvarbu, ar tu menininkas, ar tu, nežinau, picų kepėjas, ar tu kažkoks mechanikas, ar geležinkelėtis, kiek yra modelis tau. Aš turiu žmonių, kurie važinėja Sportsteriais, pavyzdžiui, kas yra pats pigiausias motociklas, tikriausiai paprasčiausias, ir turiu žmonių, kurie važiuoja į darbą į Vokietiją su Harley. Tai tas klientas, koks motociklas, koks modelis, toks ir klientas iš tikrųjų. Įvairovė yra be galo didelė. Moteris, merginos, studentai, pavyzdžiui, kafereiserių mėgėjai, verslininkai, tiesiog žmonės, kurie mėgsta išvažiuoti sekmadienį prasukti ratą. Bet kodėl jie perka būtent Harley Davidson, o ne Honda, Yamaha ar Kawasaki? Aš matau, užtruksim. Tai reikėtų paklausti galbūt jų, bet kodėl... Vis tiek jūs bendraujat, kalbatės, ne? Tai viskas dėl bendruomenės tikriausiai. Dėl bendruomenės ir dėl savo idėjų realizacijos. Sakykime, aš nenoriu jokiais būdais sakyti kažko tai blogo apie kitus brandus, bet tarkim reikėtų tau, Hondai reikėtų kažkokio tai, kitokio sparno, ar tai stiklo, ar tai dar kažko, reikėtų smarkiai vargti, arba reikėtų ieškoti kažkur Amerikoje, užsakinėti naują ir ta pasirinkimo laisvė būtų labai maža. Jeigu tau reikėtų, tarkim, street laido ar ten, road laido kažkokio tai stiklo, tai tu Lietuvoje turėtum rinktis iš tikriausiai 20 skirtingų modelių ir spalvų. O jeigu rinktumėsi Kinijoje, tai turbūt iš 40 000. Būtent, ir tu pats galėtum paspausti tą mygtuką, atsisiųsti ir uždėti. Tai va, tai tikriausiai tas ir skiriasi. Tarp prasme, kom Harley's įsiskiria nuo kitų. Tai kalba ir jaučiasi, ne? Bet žiūrėk, dabar tokį, gal biškį ant savęs užstumsiu, ne? Perdarytas Harley's, va. Perku daužtą, tvarkau, ne? Skambinimas. Iš esmės, tas Harley's kiniškas patampa, ar jis dar turi tos amerikietiškos svajonės? Nes yra begalė detalių, viskas kraunama Kinijoje. Be jokios abejonės, tai Kinija, tai kaip pasakyti, vėlgi, koks yra tu reikėsi motociklą, koks yra tavo tikslas. Ar tu su to motociklu nuvažiuosi atsigerti kavos, ar tu su to motociklu važiuosi į kelionę, 7 000, 8 000, 6 000 kilometrų, ar
tu su tuo motociklu važiuosi, nežinau, savaitgaliais tik tai. Tai manau, reikėtų tau atsakyti į šitą klausimą. Tai jeigu tu važiuosi atsigert kavos, tai ar jis kiniškas, ar jis nekiniškas, tos kinietiškos detalės jos atlaikys. Bet jeigu tu važiuosi į kelionę, tarkim, didesnę, manyčiau, kad reikėtų tada atsižvelgti ir investuoti į tą kokybę geresnę. Bet tu čia turbūt kalbėjai apie mechaninius mazgus, ten stabdžių diskas, o ne dar kažkas. Aš labiau gal turėjau mintį užakcentuoti visas plasmasinės detalės, ne, visas apdailėlės visokias ir taip toliau, rankenos, vairai, ne, veidrodėliai, stiklai, plastikai, posūkiai, ne, nu, visko, va čia, va, tai yra, žinai, to kiniško daug, tai koks skirtumas, ar tu važiuosi kavos gerti, ar tu važiuosi į kelionę, nu gerai, posūkis, gal jis ten ledas nebešvies, ne. Bet čia aš galvoju, kad čia požiūrio klausimas yra, ta prasme, kaip tu pats nori, kaip tu pats jauti, kaip tu pats galų gale, ar turi kokias galimybės tam, Nu gerai, dar kitaip. Ta prasme, šiandien dienai, ne, nu, visi čia niekam nepaslaptis, ta prasme, tų kiniškų detalių yra begalė daug ir ypač jo labiau Harlem, ne. Tai ar yra sąlyginai kokybės atžvilgių geresnis kinas, ką tu gali sukrauti į savo motociklą ir jau ten visiškas, nu, nežinau, kokį čia gražų lietuvišką žodį panaudoti. Jeigu parduodi Ne, ten posūkis 5 eurų ir posūkis 30 eurų. Yra skirtumas. Ne? Yra skirtumas. Yra skirtumas. Tas pats kinas turi skirtingą kokybę. Bet vėlgi, nu, sakau, reikėtų atsakyti tą klausimą. Vėlgi, jeigu tu pats nuiminėjai, pavyzdžiui, fairingą 10 kartų, jeigu tu darai tobulinimus visokius ten, nusuki, prisuki, visi sriegiai, visi užkabinimai, jie dyla ir jie nulūžta ir po to tu gali nebesurinkti taip, kaip tu turi surinkti ir tai nuo originalo tas ir skiriasi. Jeigu tu nori parduoti, tarkim, motociklą, užsidirbti kažkokį tai pinigą, tai, nu, kaip pavyzdys, kur tu pirksi fairingą originalų, nenudažytą už 150 eurų ir kur tu nusipirksi kinišką už 100 ir jau nudažytą, tai tu taupai be galo daug pinigų. Aišku, tu padarai prastą daiktą tolimesniam klientui, bet jeigu tavo tikslas yra... Bet jeigu tu apskritai galvoji dažymą daryti, tai čia tada 5 eurų skirtumas, tai aš, pavyzdžiui, net negalvočiau dėti kiną. Be jokios abejonės. Ne, tai tu perki už 100 PM dar nedažytą? Tai tu dar už 100 PM sakė originalus nedažytas, arba kinas juodas, pavyzdžiui, ne, juodas už 100. Tai jeigu aš mocą darysiu areografiją ir taip toliau, ne, tai man ir nereikia. Man tai kokią tu reikėsi detalę, kinišką ar amerikonišką? Aš tai šiaip, žinai, aš daugiausiai tiek, kiek dabar šiandien per savo trumpą gyvenimą, kiek perinkęs motociklų, tai dažniau rinkausi amerikoniškas detalės, bet dėvėtas. Kas iš irgi su pačio mato irgi yra daug pagalbos, ne, nu taip, žinom, visi grupės, Viberio ir taip toliau, ne, programėlės, appsai, šiandien dienai, kaip tu sakai, ta Harlio bendruomenė yra tikrai didelė ir detalių rasti žinai, ir pasirodo ten iš vieno nupirkau kažką, tai žiūrėk, sekančią dieną nuvarau pas matą pasikalbėti į garažą, o tas žmogelis atvaro ten pas į garažą, pas dar kažką irgi išsirinko, išvažiavo. Jie čia viskas, nu, atrodo, o blemba, čia kažkoks svetimas žmogus atvarė į tavo garažą, ten pasirinko detalę, išvarė, ai ten, žodžiu, viskas gerai, žinai, visi pažįstami, visi draugai ir taip toliau, žinai. Tai aš renkuosi taip. Sėdi dabar prie žydrojo vaizduoklio Goldwingo vairuotojas, sako, va, harlistai, tik apie detalę šneka, keitaliojasi, neišlenda iš garažo, o mes tai tik važiuojam, niekas pas mus negenda. Nu, o mes irgi važiuojam. Mes važiuojam, bet labai pritarčiau iš tikrųjų tavo tai nuomoniai, kad Harlis yra vienas iš tų modelių, kuriame tu gali įgyventinti savo kūrybinės svajonės. Nes tai yra, nu, pakankamai viskas gerai prieinama, gali rasti ir pigesnio, ir kokybiškesnio daikto, jau tavo pasirinkimas, ne, kaip pasakėjai, ką tu nori dėti. Tai norint padaryti kažkokį motociklą išskirtinį, tai Harlis yra tam puikiausias modelis, ne, su visais kitais modeliais. Nesakau, kad nėra neįmanoma padaryti ten Hondos, Kawasaki ar Yamahos kažkokio kitokio, bet tai yra, nu, iš esmės sąlyginai sudėtingiau. Taip, ir tai nėra blogi motociklai, tai yra, daugelis už jų yra technologiškai ir ten komponentai, pavyzdžiui, yra žymiai daug geresni. Ir aš
su to sutinku ir viskas su to yra tvarkoj, bet vėlgi tu turi atsakyti savo pačiam į klausimą, ką tu galvoji veiks tuo motociklu. Kodėl pas tave garaže stovi Harlis? Kodėl Kodėl būtent tu renkiesi šitą modelį? Iš tikrųjų, tai pirmas jisai atsirado dėl to, kad aš visą laiką norėjau. Tai buvo mano svajonės išpildymas. Aš paėmiau ir išpildžiau tą svajonę, išvažiavau į kelionę ir iš tikrųjų beeidamas tą kelionę, sakykime, beeidamas tą linkmę, kai susirinkinėjau motociklą, kuomet jį užsisakiau, kai ieškau detalių, kai kolega pakvietė mane į grupę tą pačią Harlio, aš pamačiau, kaip lengva ir kiek daug yra pasirinkimų. Tai prasme, ką aš ir minėjau prieš tai, kad tu gali niekada nesustoti. Pavyzdžiui, man detalės motociklų atveža į garažą. Tarkim, aš sumašiau, aš paskambinau ir tos detalės po kelių valandų jau pas mane garažė yra. Tai yra be galo, tai yra kaifas dirbti. Tai įsivaizduok, tu surinkinėjai motociklą, tau trūksta to, pasirašai sąrašą, tu jau už dienos viską turi. Tai tai yra be galo, tu niekada nesustoji, o be galo yra sunku, kai tu kažką darėjai, tau trūksta vieno varžto, tu dabar sėdi, lauki ir galvoji, kaip čia, kur čia man dabar rasti, gal čia dabar kažkaip ištekinti, gal čia kažkaip tai kažką padaryti. Tai dėl to ir yra. Ir šiaip ta bendruomenė, man be galo yra smagu. Važiuoju kiekvienais metais į FACRC, tai yra European Bike Week ir kaip susirenka, tai yra 80% harlistų iš tikrųjų ir jie susirinka visi iš viso pasaulio iš tikrųjų į vieną vietą, į Austriją ir kaip jie dalinasi tą pačią dvasią. Tai kaip Guris Pasimis yra sakęs, kad harlistai tai yra tokia sekta. Tai aš priklausau tai sektai ir esu labai laimingas. Aš esu Matas, priklausau harlistų sektai. Jo, ir aš labai laimingas. Jo, ta prasme, viskas tvarkoj. Tie motociklai turi pliusų, turi minusų. Taip, tai yra, tarkim, jeigu imsi kainos prasme, tu galbūt už tą pačią kainą galėtum nupirkti žymiai geresnį motociklą, visą kitą. Ir tvarkoj. Bet, nežinau, man patinka to gyventi, man patinka ta kultūra, man patinka žmonės, kurie supasi aplinkui ir tiesiog. Grįžtant prie Gurio, Gurinės piek, viskas yra gerai, visi žmonės turi ir savo nuomonę ir taip toliau. Guris labai dažnai užakcentuoja, kad Harlis yra drebėjimo aparatas, ta prasme, nulipęs nuo jo negali nueiti pamišti, nes apsimiši ne tik savo kelnes, bet ir kaimyną dar taip toliau. Gali užkurti savo motociklą? Jo, drąsiai, nežinau, ar kažką pamatysim. Ką tu nori matyti? Aš noriu pažiūrėti, ar dreba vairas. Lyg tai nedreba. Čia žinai. Čia tu pats tokį sugalvojai? Taip šovė į mintis, žinai. Nes Guris darė apžvalgą. Guris darė lowriderio apžvalgą, motociklo, kurį aš tik šiais metais surinkau savo žmonai. Ir jisai visiškai, ten niekas nedreba. Taip, filtro apdaila, tai variklis turi kažkiek skleisti, ne, tos vibracijas. Bet tikrai važiuojant... Iš kur BMW? Kieme. Kvapas, visai kitas reikalas. Gerai, Marijanai, pratęsk, aš dabar jau pasakiau, ką norėjau pasakyti. Ne, tai dabar mes paklausėm Moco, bet tai galim ir apie jį pakalbėti. Čia, kaip žinau, šitas tau projektas užtruko šiek tiek laiko pasidaryti. Jo, iš tikrųjų, tai po pirmo motociklo, aš ilgai pirkau pirmo motociklo, nesupratau nieko apie Harlius ir galvojau, kokio motociklo man reikėtų. Tai nežinau, visiems rekomenduoju, yra toksai youtuberis, jis iš tikrųjų turi ir parduotuvę Harley Los Andžele, Matt Laidlaw. Tai jisai visą laiką, kaip išeina naujas Harley modelis, tai atplūdina jam į parduotuvę ir jisai padaro reviews. Tai, standarto. Jo, standarto. Ir aš tikrųjų žiūrėjau labai daug ir gryninausi, ko man reikia, bandžiau atsakyti savo klausimą, ką aš iš to motociklo noriu ir iš tikrųjų net kol kas dar net nežinodamas, ko aš iškart pamačiau, sakiau, noriu Roadlido, nes man patiko tas fairingas, man patiko tas priekis ir šiaip tas motociklas didelis ir dar kelis youtuberius seku ir kaip tik kai restauravau savo krosinį, sekiau kitą tokį lenktynininką Cole Seeley, tai jisai
važinėjo krosiniais ir laisvalaikiu išvažiuoja su Harley, su draugais ir jis turi roadlidą. Sakiau, va, aš irgi taip noriu. Tai va, bet įsirinkau tą Heritage. Nu ir tada po truputėlį mano tas požiūris keitėsi ir kol iš tikrųjų sumaniau, kad noriu roadlido. Ir užtruko 2 metus. Iš tikrųjų nusipirkau motociklą iš Kalifornijos labai ilgai plaukė. Kai gavau, neradau dar tų detalių, visų detalių, tiksliau, kokios buvo nuotraukoje. Tai tada šiek tiek nusivyliau, tada nusprendžiau neskubėti, tada Amerikoje visur pa žmonės važinėjau, ieškojau detalių, kokių man reikia. Kai ką nusipirkau pas dilerį, bet pas dilerį negalėjau pirkti, kadangi Amerikoje yra tokios taisyklės, jeigu tu turi savo modelį, tai visas detalės, ne visos detalės, bet kai kurios detalės yra VIN restricted. Tai pavyzdžiui, tau gali parduoti naują tik tai tada, kada tu atneši seną. Tam, kad pavyzdžiui, bet kas nusipirkęs, tarkim, paprastą, tarkim, roadlidą, neužsidėtų ten savo ratą, pavyzdžiui. Tai va, tai aš tuo metu motociklo neturėjau. Tai buvau net pasiruošęs skristi iki aikštelės, kuris įstovi pakrovimo, nusimti detalės, tada parskristi atgal, jas atiduoti, nusipirkti naujas. Bet tada nusprendžiau, kad traukiu rankinį, šiek tiek palauksiu, galbūt išlys kažkur naudotos. Nu tai va, tas ir užtruko 2 metai. Geras, bet aš taip šitą pirmą kartą girdžiu, kad CVO reiškiasi, jeigu, bet tai CVO po avarijos, ten, nežinau, išsitaškęs priekinis ratas, tai... Turėti kažkokio fragmentą. Bent jau tas, kas yra. Detalės gabaliuką. Kažką tai tokio. Tai pagal ką jie supras. Bet čia biški jau kosmosas, ne? Tai va, Lietuvoje to nėra. Lietuvoje nueini pas dilerį, pasakai, man reikia to, viskas, jokių problemų, sumoki pinigus perki. Amerikoje, jeigu tu nori nusipirkti, net nešęs senų detalių, 5000 yra bauda $. Ir tada gali pirkti vieną detalę. Jeigu nori dar vienos detalės, dar 5000 ir tada ją gali pirkti. Šį biznis reikia iš Lietuvos plukdytis jau dalis į Ameriką ir pardavinėti. Jo, bet šitą ištrinti. Amerikoje senas dalis jos neturi vertės. Žmonės neperka senų detalių. Žmonės perka viską naują. Tai yra pliusas, pavyzdžiui, tiem, kas kartais nuvažiuoja į Ameriką, pavyzdžiui, kaip aš gali pigiai susirinkti, ne, kad ir kokį Village School Style detalės turbūt, kas yra brangu iš esmės. Amerika yra tokia didelė, net mano istorija yra buvę taip, kad, pavyzdžiui, vyras įsiskiria su moterim, moteriai atitenka tenais vyro daiktai ir, žodžiu, jinai pardavinėja jos už nieką. Tu atvažiuoji, tau reikia, tarkim, oro filtro, kuris kainuoja, nežinau, 400 €. Tu nusipirki už 50, nes moteris tiesiog nežino, sako, pasimti. Vyras iš gretimo miško šalia mūsų braunį. Ach tu. Taip. Ko tu labiausiai gyvenime bijai, kad žmona parduos motociklą už tiek, kiek sakiau, kad aš pirkau, ne? Arba dar pigiau. Sakėjai, 2 metai, nes rinkinėjai projektą ir kiek žinau, jeigu atsirastų norintis šito moco, tu jį pagalvotum ir parduotum. Jo, manau, kad jeigu atsirastų susidomėjęs žmogus, tai be jokių problemų. Ok, tai tu papasako, ką tu jam padarė ir kas čia per moc? Tai yra 2021 metų Roadlight CVO modelis. Tai nežinau, nuo ko pradėti, bet mano visas tikslas šito motociklo buvo išlaikyti kuo daugiau originalo. Tai yra nenutolti tiek dažymo prasme, tiek visų kitų komponentų prasme, nenutolti nuo originalo. Tai iš tikrųjų tą ir pavyko padaryti. Tai visos detalės iš tikrųjų yra originalios daugmaž, išskyrus vairą, apšvietimą, priekinį ratą, aišku, šiuo momentu, nes originalas sulanksčiau. Ir posūkiai matau. Jo, ir posūkiai priekinį. O visa kita daugmaž yra taip, kaip jis išvažiavo iš gamyklos. 117. Jo, tai yra 117 kubinių colių variklis. Vėlgi CV modelis, kuom jisai išsiskiria iš kitų, tai yra tom, kad jisai, tarkim, jeigu paimsime estetiką, tai yra išdažymas, tai tu tokio išdažymo negausi paprastam Roadlide. Tada variklio išdažymas, variklis nėra juodas kaip paprastai Harlis, jis yra pilkas su blizgučiu.
kas toliau, tai yra dadėtas tie vadinami priekinis šraudai, nežinau kaip jie vadinasi, toksai difuzorius priekį, kuri eina nuo priekinio fairingo viršutinio iki apačios. Jo, šitą detalę. Paprastam raudlaidį vėlgi tu to nerasi. Kai kurie akcentai, pavyzdžiui, ten emblemos visokios, tarkim ant suportų CVO ženkleliai, kitokie spidometrai, dizainas kitoks spidometrų, užsikūrus, tarkim, jungus degimą, iššoko CVO emblemą, sėdynė kitokia yra paprastam raudlaidė. Važiuoklė? Važiuoklė standartiškai, jinai yra tokia kokia ir visų motociklų. Kitų raudlaidų to prasme. O gale aš dabar nepastebėjau, Olins? Taip, bet aš esu patobulinęs, tai yra aš nusipirkęs esu Olins pilną važiuoklę, tai gale yra Olins amortizatoriai su, kaip pasakyti, bakeliais gale, jie yra reguliuojami, taip pat ir priekyje vietoj originalios važiuoklės, tai yra spiruoklių, yra sudėti Olins kartridžai. Tai yra didžiulis skirtumas norintiems, nežinau, važiuoti kalnus, galbūt šiek tiek atsukti rankiną stabilumo prasme, tai yra nepakeičiamas dalykas. Ir šiaip visos amortizacijos prasme. Jeigu, tarkim, turi Harley's turi, sakykime, važiuojant daugiau negu 100 km/h ir manevruojant, turi gan skurdžią amortizaciją. Tai jeigu planuoji važiuoti greičiau šiek tiek, į užsienį, į kalnus, pakilimai, nusileidimai, tai visiems siūlyčiau, rekomenduočiau patobulinti amortizaciją, tiek priekį, tiek gale. Ok, ką dar tobulinės, ką nors? Be apšvietimas važiuoklė aparatūra. CVO aparatūra čia originali? CVO aparatūra yra originali, tai yra 4 kolonėlės, bendra galia yra 400 W ir yra visas mandrumas tos aparatūros, tai yra stiprintuvas. Aparatūra vadinasi Rockford Fosgate, tai yra Stage 2. Yra opcija Stage 1, tai Stage 1 turi po vieną aukšto dažnio garsiakalbį, pačiame garsiakalbyje, Stage 2 turi 2. Kiek stage'ų gali būti iš viso? Manau, iki Stage 3 gali, neatsakysiu pilnai, bet manau, Stage 3 gali pagreitinti, įdėdamas dar vieną stiprintuvą, bet nesu tikras šito klausimu. Bet originaliai iš gamyklos buvo Stage 2. Tai va, tai... Kokia rida šito būtent? Rida, neprisimenu, žinok, 30 000 tikriausiai. 300 kilometrų. Taip, kilometrų. O variklis viskas originalas, stage'ų nedaryta? Ne, absoliučiai originalas, išskyrus išmetimą. Išmetimas yra 2 į 1. Ne? Jisai buvo toksai, čia D&D firmos, jisai buvo toksai, kai aš pirkau motociklą, aš norėjau jį ir palikti. Bet čia pats labiau esi 2.1 ar tiesiog 2? Estetiškai gražiau atrodo 2 duslintuvai gale, bet aš ėjau į tokį lengvą club style modelį, tai pasirinkau vieną. Tai va, ką dar pakeičiau, tai kaip ir sakiau, vairą. Tai vairas yra 14 colių, Vindicta firmos amerikiečių. Turi originalias šildomas rankinas, Kahuna dizaino. Būtent Kahuna dizainas eina kartu su šituo išdažymu savo. Toliau, kaip ir sakiau, modifikavau apšvietimą. Tai priekį stovi Baja Designs lempos, kurios turi nežmonišką efektą apšvietimui. Ta prasme, kampas apšvietimo yra labai didelis. Važiuodamas, aš juokdavausi su draugais, kad važiuodamas autostradoje matai, kaip ten elniai zuikiai laksto kampe. O važiuoji tiesiai, žinai. Tai va, tai kas daugiau iš modifikacijų tikriausiai tiek. Ratas priekinis. Yra Mototex firmos amerikiečių. 21 colio, bet 21 colius eina originaliai būtent su šitu išdažymu. Tai jeigu šitą atsirastų kas nors norintis pirkti, tai originalus būtų priekyje? Jo, būtų originalus. Aš tą ratlankį suremontuosiu ir įdėsiu atgal. Okay. O dar minėjai club stylas, ne? Kas tai yra, kas nėra su tos susidūręs? Tai yra skirtingi motociklų tipai. Tai tarkim, club stylas jisai labiau skirtas tai vadinamai klubiniai kultūrai. Jeigu esat matęs Sons of Anarchy, pavyzdžiui, serialą, tai tas pagrindinis herojus daugmaž važiavo su tokiu club styliniu modeliu. Tai yra fairingas, neaukštas stiklas, sėdynė, sakykime, ne tokia kokia pas mane, bet kampotesnė.
Išmetimas 2-1, jis labiau skirtas, sakykime, galiai, performansui, neigu... Tai grandinė tada, ne? Jo, grandinė, kažkoks tai mandresnis išdažymas, toksai, sakykime. Burnautas vienkė. Iš serijos. O iš esmės tavo pačiam irgi, club stilius, ne? Mes su Marijanu tokie labiau Čikano stylai. Čia irgi viena tema. Tai tau pačiam koks yra šiaip labiausiai priimtinas stilius perdarimas? Na, man priklauso nuo bangos, nuo trendo to vadinamo. Dabar tas pasaulinis trendas yra club stylas. Tai aš nežinau, aš su juo kartu ir einu. Pirmą motociklą susirinkau visiškai bone stock, originalą. Ir iš tikrųjų ateičiai irgi, jeigu rinkčiau motociklą, stengčiaus pasilikti kuo labiau originalą. Nes aš jį naudoju didelėm kelionėm, man patinka su juo keliauti, man patinka važiuoti ir taip kaip jisai išvažiavo iš gamyklos, iš tikrųjų jisai yra geriausia jo paties versija. O kaip va ta juodinimo kultūra visi, ne, ir va tose grupėse, ir visur, ir matosi, net visi, va juodinimui to ieško, juodinimui to, ir gatvėje, matai dabar, va tas stilius, va juoda, chroma visi slepia, o mes tokie du ir dar ten keli, ne, kur va tie, kur chromas. Aurimėlis dar irgi chromas. Nu tai va, ir pasibėdavojam kartais, kad ateis metas, kai nebus to chromo, ką užsidėt, žinai. Neateis tas metas, nes chromo kaip reikėjo, taip ir reikės, bet tai manau labiau, ką žinau, man patinka Kauno alus, tau gal Biržiečių alus, nežinau, koks kitas ten yra. Tai čia lygiai tas pats, tai nežinau. Jeigu patinka chromas, yra chromas, jeigu juoda. Tik tai juodinant reikėtų labai atsargiai tai daryti, kadangi juodinant variklio detalės, jos yra išardamos, tada smėliuojamos ir dažomos milteriniu būdu. Smėlis pilnai neišsivalo, gavęs šiek tiek šilumos ir dažų tų milterinių jisai prilimpa. Tada uždėjus tarpinės, per tą smėlį šiek tiek gali leisti tepalą, tai reikėtų labai atsakingai viską išvalyti, užžermetinti ir labai atsakingai šitus dalykus reikėtų daryti, nes grėsia visą laiką antras išardymas, jeigu pamatysi, kad kažkur iš variklio leidžia tepalą. O čia yra pliusas turėti chrominį, nieks nesmėliuoja. Šiaip nežinau, kuo arčiau originalo, to patvariau. Bet šiaip žiūrint tavo klientus, kažkada esam kalbėję, kad tie, kas su chromais, tai ant ranko pirštus skaičiuotų. Jo, bet... Realiai čia 3 va. Jo, bet jeigu tu yra kita medalio pusė, tai yra normalu, jeigu tu, tarkim, sakykime, jeigu tu esi tas, kuriam patinka labai chromas, tai vadinasi, tu pasiryžęs esi išleisti daugiau pinigų, kadangi tvarkingų chromuotų detalių yra labai mažai. Nes, tarkim, arba tu ją perki naują, arba tu ją perki seną, bet seną chromuotą detalę perkant, kažkas ją nuėmė ir numetė. Automatiškai tas chromas visur daužosi, braižosi. Arba motociklas nukrito ir šiek tiek užgavo tą detalę, tarkim, ją padėjo po to. Tai tarkim, kai tu dėdėsi chromą, tu jo nori idealaus. Ir jį idealų rasti, yra be galo sudėtinga. Žinau, kolbų ieškojom. Tai va, yra be galo sudėtinga ir tu visur permoki. Surinkau vieną motociklą savo kaip tik chromuotą ir jis buvo senas ir labai daug kainavo. Tai va, seni daiktai yra vertingi daiktai. Mūsų vertė kyla, man. Mūsų vertė kyla. American muscle. Ok, tai jeigu kažkas tai susidomėjot, nori daugiau apie šitą mocą sužinoti, pamatyti, tai galite kreiptis pas Matą. Ir vėlgi čia yra Mato kontaktai. Jo, ir papasakos daugiau, parodys daugiau ir turbūt. Tik su šitų test drive atsargiai, čia neduosiu porą dienų. Trim dienom nepavyks. Čia nepavyks tikrai. O galvojau paprašyti. Okay. Dar festivalį jau paminėjai, ne? Tai tau ne tik Europoje yra tekę tam dalyvauti, bet tu ir Daytonoje, ne? Dalyvauji. Buvau 2 kartus Daytona Bike Week. Tai fain. O lyginant, gerai, papasakai pirmą apie Daytoną. Tai galėčiau palyginti 3 festivalius, kuriuose buvau. Tai yra Daytona Bike Week, FACRC, European Bike Week ir tada, sakysim, Lietuvos mastu, tai Beach Bike Fest, pavyzdžiui. Tai žinoma, tai taip tikriausiai sudėliočiau, bet tai yra visiškai normalu, nes, pavyzdžiui, Lietuvoje mes neturim, aišku, iš tikrųjų, tokių mastų, kiek yra žmonių, tai manau, tikrai ta motociklistų bendruomenė yra didelė.
Tai, paėmus gyventojų, ne? Jo, iš tikrųjų, taip. Tai, ko man trūko Lietuvoje, galbūt trūko labiau didesnio, labiau to įjungimo, nes viskas buvo vienoje vietoje. Trūko labiau, kad viskas būtų paskleista po visą miestą, pavyzdžiui. Kas yra FACRC, pavyzdžiui, tam European Bike Week. Tu nuvažiuoji ir ta šventė vyksta aplink ežerą visuose miesteliuose. Tai tarkim, jeigu tu ten pabūni vienoje vietoje, nuvažiuoji į kitą, kitoje vietoje vėl viskas vyksta. Ten, nežinau, nuvažiuoji į supermarketą, visi apsirengia maikėm, visi tave pasitinka tenais, nuvažiuoji dar kažkur, tai kitur irgi vyksta kažkokie specialūs eventai, nes tai yra European Bike Week. Ten, pavyzdžiui, visur, kur nuvažiuosi, visur atskirta yra parkingas motociklam. Ta prasme, visas miestelis gyvena tuom. Didžiausia skulptūra tik atvažiavus prie žiedo, visas miestelis ten, netgi vidurys yra didelis ežeras, sala vidu ir pavadinta Harleywood. Tai va, o Daytona Bike Week tai yra, manau, tai čia pasauliniu mastu, manau, yra vienas didžiausių renginių, yra Sturgis ir Daytona Bike Week. Man norėjau sakyti Sturgis. Jo, Sturgis neteko būti, bet Daytona Bike Week tai irgi tai yra visas. Koks tai mastas, kiek maždaug žmonių? Nepasakysiu, žinok, nepasakysiu. Bet tai irgi, ten pilnos gatvės. 100 000. Jo, tai pagrindas, kur visa šventė vyksta, tai vyksta prie Daytona Speedway, tai yra prie trasos NASCAR'o. Ten yra parkingas ir suvažiuoja visi gamintojai, pavyzdžiui, ten tie builderiai, perdarinėtojai, amortizatoriai, customizeriai, jo, Kawasakis atvažiuoja, atsiveža Polaris, atsiveža BMW, atsiveža savo motociklus, gali visus motociklus test raidinti. Bando perviliot auditorijas pas save. Visus motociklus gali test raidinti, išvažiavus yra rodiklis, kur tau važiuoti, ta prasme, maršrutai nupaišyti, gali įsigyti, ko tik nori, visi aksesuarų gamintojai yra, užmėgs kontaktus, tada pavažiavus iki paplūdimio, prie paplūdimio vyksta kitas veiksmas, kur visi gatvės sustatė motociklus iš abiejų pusių ir daug yra barų ir daug visokių tenais merch shopų, kur ten pardavinėja maikės, visokios ten suvenyrus, Harlio parduotuvės, maistas, gyva muzika, įvairiausi konkursai tenai, straikų gražiausių, nežinau, perdarytų motociklų gražiausių ten, visą kitą, aparatūrų, taip. Ten tada nuvažiuoji šiek tiek toliau, vyksta, yra įkurtos visokios stovyklavietės. Vėl ten, ta prasme, gali, jeigu tu atvažiuoji su motociklu, tau gali įdėti, tarkim, orinę važiuoklę ten, ar tu ten gali pasiapgreidinti kažką, tai ten įdėti aparatūrą ar dar kažką, jo. Ta prasme, labai didelis mastas. Grįžti namo, sako žmonės, vienuočių mokslo. O žiūrėk, čia aišku jau dabar faktas, kad Amerikoje tie renginiai turbūt tikrai didžiulį įspūdį sukelia. O tarkim, sugalvojau nuvažiuoti, ar nakvynės vietas sunku rasti, reikia bukintis iš anksto tokiuose renginiuose, nes vis tiek žmonių mastas yra begalinis. Ne? Be jokios abejonės. Austrijoje šiek tiek kitaip viskas vyksta, nes Austrijoje, sakysime, tarkim, jeigu tu gyveni 30 km ten iki tos vietos, tai ten be galo daug gali rasti nakvynės. Bet jeigu nori pačiam tam epicentre būti, tada neįmanoma rasti. Visi žmonės užsisakinėja jau kitam sezonui. O Daytonai, tai tu jo labiau, tai turi gyventi, nežinau, Miami kažkur, tai ten važiuoti valandą, tai jeigu nori nakvynės. Ten neįmanoma rasti nakvynės. Tai ten 3 sezonam į priekį reikia. Jo, aš gyvendavau Orlande ir iš Orlando važiuodavau tenai. O šiaip yra kitų gamintojų, kokių nors Kawasaki Wood? Aš manau, kad yra, tik tais gal nėra taip labai iš... BMW, man atrodo, vyksta Vokietijai. BMW kažkas daro. Aš bijau sumeluoti, galbūt, sakau, būsiu nepasigilinęs, bet labai retas. Bet ir vėl, paimk ir Lietuvos tą mastą, nuvažiuok į ar festivalį, ar kažkokį uždarimą, kur didesnė masė motociklų, ir procentaliai pažiūrėk, kiek yra Harley. Ne? Visi yra tie heiteriukai, kur burbuliuoja, ten, Harleys lūžta, Harleys tas, bet nuvažiuoja, tai kad, ir didžioji dauguma su jais važiuoja. Aš Lietuvoje gal taip nesutikčiau, kad didžioji dauguma, tu pažiūrėk, tarkim, ir į mūsų ratukus, vėlgi, tie, kas renkasi galbūt čioperio stiliaus, kruizerio kažkokio, tais
stiliaus motociklą, taip gal tada yra procentaliai ir didesnė dalis, bet tiem, kam yra aktualu sportiškumas ir taip toliau, tai renkasi tos kitus motociklus, ko iš esmės Harlis nelabai ir gali pasiūlyti. Tai aš skirčiau bent jau žmonės tada į... Tai įsikalk steidžą 4 ir tau sportiškumas atsirado. Valdomumas dėl to nepasikeis motociklo. Tai kad valdas, tai važiuoklė, Ohlinsa ir viskas, ir valdas, pilotuojas. Matas mūsų uždarimo rungtynėse slalomo, mini slalomo, ilgą laiką pirmavo su savo šituo dideliu motociklu ir tik tais paskutiniam rate tave nuraungė, neatsimenu, Vidmantas, su strituku ten keliom 10 sekundžių aplenkė, tai yra įmanoma, reiškia. Iš tikrųjų, daug žmonių labai nesupranta, kiek tas pats kruizeris, sakykime, Touring rėmas Harlio, kokias galimybės jisai gali. Nekalbu apie perdarytą, tarkim, jeigu tu pakeiti priekinį ratą, bet jeigu, tarkim, turi standartiškai taip, kaip jisai išvažiavo iš gamyklos, kokios yra galimybės to motociklo ir koks yra posvyrio kampas ir koks yra apsisukimo kampas, daug žmonių nelabai supranta, nes jie bijo nukristi arba tenais tiesiog nėra pakankamai gerai įgūdę tam, kad jas išnaudotų, bet yra toksai YouTube buvęs policininkas, vadinasi Be the Boss of Your Motorcycle, kuris moko kitus žmonės valdyti ir iš tikrųjų verta pažiūrėti, kiek motociklas gali, nes kartais tau ten proto nesuvokiama, kaip gali motociklas apsisukti ten tokioj mažoj aikšteliai, kur tiesiog įgūdžių dėka tą galima padaryti. Reikia treniruotis. Taip, tikrai taip. Treniruotis ir tikrai taip. Pasieksi. Ne taip, kad ratą pasikeičia, vairai aukščiausi, neliečia nieko, ten skiestos rankos. Veidrodėliai dar pažasty, aš tai nežinau, ką jie galvoja. Reikėtų labai smarkiai iš tikrųjų atkreipti dėmesį, kai perdarinėjai motociklą, iš tikrųjų reikėtų labai atsižvelgti, nes daug žmonių perdaro motociklą taip, kad pavyzdžiui jo techninės galimybės po to suprastėja, valdomumas suprastėja ir jisai gerai atrodo, bet tu pavyzdžiui tu jo negali, tu nebegali naudoti jo pagal paskirtį. Taip, duslintuvai ilgiausi būna, tik šašlykus keptam. Tu vištėlą, žinai. Jau čia ką jau vaidint, apsisukt nėra, kur reikia garaže apsuktų mocą, jas pusę valandos dročinti. Už tai pasignelį filmuojama. Kur vieną ranką varną apsukinėjai. Gerai. Tai gerai, gal tu dar pasakyk, apskritai pakalbėjom apie tave, matom, kad esi žmogus su patirtim ir žiniom, tai gal tada dar biškį pristatyk žmonėm, ką tu darai šaltojų sezonų metu, ką tu vasarą darai. Ką? Jis visada ten, pas nėra šalta šilta. Ne, tiesiog gal kažkam kils, nes iš to, ką pasakojom, tai aš susidaryčiau įspūdį, kad tu prekiauji Harley Davidson motociklai, žinai, bet ką tu veiki savo garaže? Viską, iš tikrųjų, absoliučiai viską nuo A iki Z. Tai aš galbūt neatlieku visų paslaugų pats, outsourcinu šiek tiek ten tas visas kitas paslaugos, kurių pats negaliu padaryti, bet absoliučiai viską. Galiu perdaryti motociklą, galiu suremontuoti, galiu pakeisti alyvą, nežinau, šakėse, amortizatoriuose, variklyje. Galiu atstatyti po autoįvykio iš Amerikos, pavyzdžiui, ar ne iš Amerikos. Galiu atlikti diagnostiką, programavimą ir visą kitą. Tai nuo A iki Z iš tikrųjų. Ką žmonės sumasto, aš bandau įgyvendinti. Gali padėti įsigyti detalių? Galiu padėti įsigyti detalių, naudotų ir naujų. Galima atvažiuoti pas tavį į tą tavo slaptą dėžutę, pasirinkti kokį vieną kitą varšytą. Jo, drąsiai. Yra būta, pas matą nuvažiuoja vienos detalės, ko pasiemi, dar aišku pašneki, kol šnekėjai. Tada dar 3 pamatai detalę, žinai. Ir žiūrėk, jau pilna bagažė. Išeini su daugiau detalių ir dar plus apsitaręs, ką dar reikėtų užsakyti į ateitį. Žinai.
čia... Labai smagu iš tikrųjų, būtent tu, Mariau, kad tu, nežinau, aš taip visiems sakau, kad Marius visą laiką, aš jį pakreipiu visą laiką kažkokią tai kryptim ir jisai taip seka, žinai. Jeigu su kitu kartais kalbėjai, jisai taip turi ten kažką užsifiksavęs, ką jis nori ir aš noriu taip ir man ten ką tu pasakoji, man neįdomu. Su Marium šiek tiek pakalbė, jisai, jo, čia gerai atrodo visai, čia tą reikėtų. Pramečiau dabar dėžių dangčius, kur kolonkėm vietos padaryti. Supratau. Tai buvo, turėjus ten, mačiau, nereikia, man tų nereikia. Sėdžiu galvoju, blemba, kaip gerai būtų, vis tiek gal dažysiu, va, tai matai, turi dar tuos. Ne, šiandien ryte pardavau. Tai atėjant, tai va, pasigaražė, jeigu kas, mes galim tavo kontaktą palikti. Jo, mes jau pirmai palikti. Jau pirmai. Tai dar kartą palikti. Komentarė ten kur. Komentarė, jo, jeigu kažko tai reikia, rašykit, matui, skambinkit. Geriau tau skambinės tau. Ir turbūt į aprašymą sumesim visus tos sekėjus, kuriuos tu rekomendavai nuo lenktynininko, iki kaip reikia valdyti motociklą didelį ir panašiai. Ne, tai... Atrinksi, sudėsi. Tai jam, žinai, tai tą, žinai, tą gali pukšt padaryti. Pukšt tą, žinai, na, tai čia prabėgs, čia ir tikiuosi jau šitam podcast'e biški sudėsi efektų, nes kaip jau... Aš tai nežinau, nėra laiko, aš tai dėl garso galvoju, ir čia viskas veikia. Tikiuosi nereiks perfilmuoti. Negirdisi, ar tai sėdite. Ne, tai vienas kito turėtume. Tai čia garsas mane persikė, žinau. Praeitą sezoną nebuvo visą laiką jo to garso. Tai ir gerai gal. O dabar viskas lūžta. Tai va, tai gerai, bet man dar va vieną temą, ta vis tiek ta, kur prieš būna, ta prieš, kaip čia pavadint dabar? Tyla prieš audrą. Tyla prieš audrą, prieš tą, ne, tų japonų ir, pavyzdžiui, Harley. Ant kiek tai įdomu, kaip užsienį, pavyzdžiui, neteko tau? Žinok, vieni vartai tose užsienyje, kas liečia Ameriką. Tai Amerika tai ten turbūt ne. Nėra ką kalbėti. Jo, aš turiu vieną pažįstamą ispaną, kuris turi naują Kawasaki nusipirkęs ir sako, tai yra geresnis motociklas negu Harley. Aš jam sakau, tu pilnai esi teisus. Tu pilnai esi teisus. Ką veiksiu su to Kawasaki? Sakau, tu esi pilnai teisus. Sako, jo, aš į metus nuvažiuoju, ten beveik 20 000 kilometrų, aš visur važiuoju. Sakau, taip, tai yra pats geriausias tavo motociklas. Nes aš prisimenu, kai aš susirinkau savo pirmą motociklą, aš išvažiavau jį protestuoti, pastačiau. Iš tikrųjų, man jis jau buvo pats geriausias, kai aš jį užkūriau iš Amerikos atsivaręs, kai jis buvo visas kreivas, sudaužytas. Tada aš jį susirinkau, visam ten nusidažiau, viską užjuodinau ten, kaip turi būti, kaip grįžo iš gamyklos, viską sudėjau ir tada jau sakiau, pats geriausias motociklas, kol netėjo žmogus, kuris supranta ir man nepasakė, pažiūrėk, pasako, pas tai yra kreivas sparnas, ten pas tai, sako, vairas dar kreivai stovi, sako, tu neišlyginai jo, bet man mintysiai jisai buvo pats geriausias, tai dažniausiai tikriausiai, tos didžiausias, kaip pasakyti, priešviršas ir kyla, kai žmogui tas daiktas yra, jis jį įsimylėjęs, tai yra jo daiktas ten. Ir kitas žmogus, kuris sako, ne, čia blogas daiktas, o kaip tu sakysi blogas daiktas, jeigu tu ten tą daiktą myli, ten, nežinau, gyveni su juo. Tai va taip ir vyksta pastoviai. O jeigu reikėtų lyginti techninės charakteristikas, tai reikėtų imti kiekvieną komponentą, žiūrėti ir lyginti, bet nežinau, jeigu tau patinka Kawasaki, tu važinėjai su Kawasaki, jeigu tau patinka Harley, važinėjai su Harley. Kartais paskambini man, kai kažkas sugenda. Tai gal Andrius myli savo motociklą? Tai visi mylim savo motociklą. Juokauju. Ok, tai nežinau, ką mes dar galim kažką tai... Maikė į sceną. Kur mūsų nuo dovanų? Pradedam su dovanom? Jau baigiam čia. Pradedam su dovanom, baigiam podcastą, pradedam su dovanom. O tai jau čia ne pabaiga, čia dar tik pradžia? Ne, nežinau, aš tik paklausiu. Man atrodo, kad mes jau pakalbėjom, tai jau yra pabaiga. Jo, tai yra pabaiga. Kai pakalbė, praeina kažkiek laiko, tai yra pabaiga. Ir tada mes žmogui atsidėkodami, kad, nepabūgo atvažiuoti pas mumis į mūsų nuostabią studiją, tai norim padovanoti tau mūsų marškinėlius. Ir kad sumušiai šiemet šio sezono rekordas pagal dalyvavimą ratukose, tai buvai net kokius 3 kartus. Jo, buvo pradžioj, per vidurį ir pabaigoje. Daugiau, tai yra 3 daugiau negu prieš tai buvo buvęs. Jisai buvo atidarime ir uždarime. Ir buvo ne tik tais ratukose šituose 2 renginiuose, bet ir vakarinėje dalyje.
Tai yra jau rimta. Jis buvo ir ratukas, man tai, o kur tu buvai? Jo, vieną kartą tas nebuvo. Aš pas mane šiandien labai daug. O čia efektą uždėsiu. Čia ir koja buvo, biškai reikia patvarkyti. Arba kai sustoja, taip klausiai tą, žinai, kaip tie cikadas, kur uždėsi tą efektą. Kur mastai, cikadas, kur Tai gerai, ačiū tau, Matai, iš tikrųjų buvo smagus pokalbis, malonus, šiltas ir manau, kad Marius man pritars, tikrai asmeniškai galim rekomenduoti šitą žmogų. Parodėm, kaip atrodo. Man iš esmės tai didžiausias įspūdis, kurį tu padarėjai ne dėl savo, sakykime, tų techninių žinių, kurias tu žinai, kurias tu gali viską padaryti, bet tu visus savo tuos patarimus, visus tuos dalykus, kurie man asmeniškai buvo įdomus, kurių aš nežinojau, tu juos labai paprastai ir kaip mokytojas koks, kaip, nežinau, kaip mentorius, atėjai, susakėjai, į ką reikia atkreipti dėmesį, į ką reikia pažiūrėti, tai ta pagalba, žinių atžvilgių, jinai man asmeniškai buvo tikrai neįkainoma, o apie varščiukus ten pasirinkimus, susiras to dėžėje, gerai, galiu dar vieną atsarginį pasimk du atsarginius ir ta prasme, tu net nepaprašai, žinai, nei to euro, nei to 2, nei ten 10, žinai, tai tikrai žiauriai šiltas žmogus. Nes neliks varžtų. Tu baisi mane pertraukti. Tai neliks pasivaržtų, viską visiems išduodi. Tai aš nesakau, kad reikia išvažiuoti dabar pasivaržtus visus atimti. Aš sakau, kad jis yra geras, šiltas žmogus ir visą laiką padės. Taip, kad jeigu turit problemų su Harliu, kreipkitės pas. Ir varžtų visiems nedalina, nepulkit dabar naudotis to gerumu, turėkit sąžinės. O mes susitiksim turbūt kažkada vėl. Kažkada, jo, kai laiko turėsim. Tai ką, iki benzingalviai. Iki, čiau.